įpyliau į Suzuki, o tai reiškia, kad bandysim kurti Suzuki. Pažiūrėsim, ar jisai užsikūrė. Antifrizas matau lašą, kūro bakė jau yra, skilelis pajungtas. Jungsiu boosterį ir bandysim kurti. Tikiuosi užsikurs. Nieko gero. Ne, čia turbūt problema, kad nesikūrė. Įtartinai man čia kūro, negirdžiu siurbliukų, sulaitinčia, kai jungiu. Gal reiktų baką vis dėlto atkelti ir pasižiūrėti, kas čia dar nutiko. Arba saugiklius pasižiūrėsiu. Kontaktai saugiklių nelabai geri. Kodėl gali nesivesti? Parašykit komentaruose. Žodžiu, jums čia kelios sekundės, aš prasikankinau apie valandą laiko. Kas liūdniausia, kaip visada, neturiu paaiškinimo, kas įvyko, bet yra tikimybė, kad motociklas užsives. Žodžiu, perėjau visus saugiklius, visas relytės, visus position sensorius, kur ten virtimo atveju galėjo kažkas nukrysti, nuvirsti. Googlinau, domėjausi, klausinėjau, visai bandžiau surasti priežastį, kodėl jinai nesiveda, gal dar per anksti šneku, bet aš pagaliau išgirdau siurbliuko garsą. Visą šitą ieškojau, tikrinau, dariau, siurbliukas nesuveikinėja, nors tu ką, nieko neradau. Ir galų gale galvoju, reikia nuleisti baką, nors jokių daviklių nėra, nebent siurbliukas mato kažkaip padėti ar kažkas ten pastrygė. Nes visus laidus judinu, degimą jungiu, jokio garso dabar jungiu degimą. Pripompuoja, o tai reiškia, kad nežinau, be boosterį ar pavyks. Pavyko, užsivedė. Tai nežinau, kame buvo bairis. Ir tuoj, labai lengvai patikrinsim. Pakeliam vėl į tą padėtį. Taip veikia. Pakeliam. Irgi veikia. Ne tame buvo bėda, aš taip ir nesuprantu, kame buvo bėda. Paskutinis dalykas, ką padariau žodžiu, tai aš atjungiau variklio kompą, pirmą atjungiau akumuliatorių, atjungiau dar kartą relytę šalia esančių saugiklių, atjungiau variklio kompiuterį ir akumuliatorių atjungęs, aišku, buvau. Ir atgal viską pajungiau, nors jau tą ne pirmą kartą kartau, ir šį kartą viskas suveikė. Tiesiog kažkur nebuvo kontakto. Nesvarbu, esmė, kad motociklas kūrėsi, o tai reiškia, kad galima ardyti, išimti, ant palėtės dėti ir bandyti dar kartą užkurti. Tai dar prieš išeidamas atsiminiau, kad jau galim minusuoti truputį nuo projekto. Kaip ir minėjau, į projektą investuota motociklas 1450 ir Smartas 400. Ir dabar truputį laikas atmušti pinigėlio, kad pradėtų nuo mažesnių sąnaudų ir vėliau vis tiek ten viskas išbrangs, manau, visai nemažai pagaminti viską. Žodžiu, nuo šitos sumos 1850 reiktų atminusuoti 120, parduodu kažkokią tai Brembo rankenėlę kartu su vamsdelės. Šitą išsiunčiu rytoj ir parduodu priekinius bei galinius stabdžių diskus. Priekis galas už 150 eurų, irgi draugas nupirks, prašė jau nuimti, rezervuoti, 100% paėmė, tai galim 100 dar minusuoti. Dar yra užklausta dėl rėmo su dokumentais ir dar visokių smulkmenėlių, ką turėčiau laiko turint, reikia rytoj turbūt pradėti ir ardyti jį. Visą išardyti, į lentynėlės kažkur susidėti ir ant palėtukės tvarkingai variklį ir judėsim toliau. Tai va, kol kas turim su skaičiais tiek. Kaip jau matot pagal aprangą, mano generalinis rėmėjas suplyšę rūbai.lt, tai reiškia, šiandien jau galim dirbti prie motociklo ir jį ardyti. Lemtinga akimirka, užkūrimas, Suzuki
Suzuki GSX-eras, litrinis ant paletės, kaip ir žadėjau. O jeigu užsikurs čia, tai reiškia važiuos ir smartė. Viskas nuo pradžių. Pradedam. Ok, iš karto vedų stiliuką. Kur čia tas žaidimas? Ir sankabą išlygam. Reikia, ateik čia nai. Ai, ar tu palaikysi? Kuris čia? Aš šitas. Pakeltai, jo. Jis ne taip. Super, va taip. Va taip, va jo. Išjungiam dar. Svirbliukas veikia. Kažką praleidom. Tai ir viskas. Sekantis projektas bus pravaryti tiechą smartui ir atvaryti smartą ir smarto variklį išimti. Kai bus išimtas variklis, suprojektuot, kaip jį ten sugrūsta. The next day. Tai ką, dar vieną dieną prie smarto. Smartas jau garaže. Štai jo varikliukas, štai ir smartukas. Žodžiu, šiandienos tikslas paruošti techninį apžiūrai. O tai yra pakeičiam tą sulaužytą sparną. Vat visą priekį turiu. Nežinau, pakeisim turbūt šitą dalį lūžusią, kur čia yra lūžę, ir šitą kartu. Ta sveika, tai tą turbūt ir paliekam. Padarysim, parodysim lifehacką, kaip tech apžiūrai praeiti, kaip praeiti tech apžiūrą su stabdžių diskais. Kol kas naujų nedėsiu, nes pirmo tikslas greičiau padaryti techą, greičiau kraut variklį, užvest. Diskai dabar atrodo taip, nežinau ar matysis. Nelabai turbūt matysis, o taip, matosi. Žodžiu, jie buvo visi apsinešę, dabar aš daugiau pavažinėjau su jo, jau jie nusizulino, liko tik tai vat kantelis. Nu, nėra čia kanta, tiesiog tas nepilnai prisidirbo dar. Tai žodžiu, planas yra pašlifuoti truputį su bulgarkė, su tokiais diskeliais. Išorė vidų nuėmus ratus ir gal to užteks. Jeigu neužteks, keisim, ką daryti, bet kol kas norėjau greičiau tiecho, o vėliau jau tokius dalykus kaip stabdžius. Neaišku, ar čia šitą važiuoklę priekinė liks, dėl to gaila čia investuoti tuos stabdžius, nes gali būti pasikeis važiuoklė. O gal ir ne. Toli taip neplanuojam. Kimbame į darbus. Įdomus faktai apie smartą, kad jo ratukai atrodo maži, bet iš tikrųjų yra, tuoj pasakysiu, netgi 15, nes padangos profilis tik tai mažiukas. 1,55 šiam. Irgi ne mažiukas, tik plotis siauras žodžiu, nes šiaip aukštis 60, ratukas 15, ant smarto atrodo mažiukai, bet šiaip čia normalus tas ratas. Tik tai, kad tvirtinis visi 3 taškais ir galvutė yra 15, su vidutinė dydžio terkšle galima atsisukti ratus. Kodėl nepadarė su atsuktuvų įdomu, tiesiog atsisuktų. Būtų patogiau. Kaip jau matėt, viena pusė sutvarkyta, antra pusė atrodo irgi va taip. Va, dabar geriau matosi. Nu, tipo, gerai dirbantis tas diskas, šiek tiek yra šito. Kai variau pirmą kartą į tiechą, tai va taip va, atrodė daugmaž visas. Dabar pavažinėjus jisai jau prasitrynė, tai dabar šituos dar pašlifuosiu, kad jau tikrai neprisikabintų. Nežinau realiai, padės, nepadės, bet pabandom. Galbūt dar kažkam bus įdomu. O jūs būtinai prašykite į komentarus. Kokias čia nesąmonės darai, keisk naujus diskus, kas čia per taupimai, kam čia taupyti, čia tokias nesąmonės, va tokius perikūpai ir pardavinėja vėliau. Nu prašykit kažką tokio heitiško, visada laukiu tokių komentarų. Žodžiu, po šlifavimo diskai atrodo taip. Dabar reikia juos prastabdyti. Šiek tiek pravažiuoti su jais reikės ir bandysim į tiechą. Nu aišku, dar surinkam priekį. Užmesim tą priekį ir tuoj lėksim į tiechą. Paaiškės, ar padėjo ar nepadėjo. Žodžiu, vienam tą priekį nėra taip lengva uždėti, dėl to laukiu pagalbos, atvažiuoja pagalba ir uždėm priekį į vietą. Žodžiu, geras naujienas, žalias lapas jau yra. O tai reiškia, kad smarto projektas prasideda. Dar gaila dabar ardyti jį, bet kitaip nesigauna, reiks ardyti. Dar šitą variklį, iš tiesų nežinau, ar šitą variklį gausis parduot,
O kadangi nesigaus parduoti jo už brangiai, tai galima jį uždrošti turbūt. 3 weeks later. Ir vėl po didelės pertraukos, o jums galbūt taip dar vis tas pats video, grįžtų prie Smarto Suzuki projekto. Šiandienos darbai. Atvarytas į garažą Smartas. Motociklo variklis patrauktas į šalį. Ir šitą Engineering by Mercedes-Benz varikliukas Smarto bandysiu traukti lauk. Nežinau, kiek šiandien pavyks, kiek turėsiu laiko, kol manęs nepakvies. Voras. Lauksiu, žodžiu, kol manęs nieks nepakvies, nelauksiu, dirbsiu čia ir ardysiu varikliuką. Nuardyti turbūt reikės bagažinę, bumperį ir atsukinėti galinę visą ašį, atjungti variklį ir bandyti kažkaip per galą išsitraukti. Statysim turbūt, turiu donkratą, turiu porą tokių mažylių ožiukų. Bandysim kažką daryti. Mažiau kalbų, daugiau sukimo. Biškį po timelapso galim panagrinėti giliau, kas čia yra, ką aš čia pavardžiau, ką aš čia pamačiau. Čia nieko naujo, o va čia jau matosi tokie vaizdai. Kas šiek tiek mane liūdina, kad nuplėšti lambdazondo laidai. Juokauja, aišku, niekam jie nereikalingi. Bet va tas pats balkis mūsų, kuris bus naudojamas, kuris turėjo būti naudojamas, ten parūdyjas. Kol kas sunku spręsti, tikiuosi jis neturės kelių, nes planas buvo tvarkingai daryti ir smėliuoti jį. Tai žodžiu, kad kai jau bus konstrukcija tvirtinimas variklio, kai jau stovės vietoje, pasidarai konstrukciją ir nusinti ją, kad nusmėliuotų, nudažytų, kad tvarkingai atrodytų, viskas blizgėtų kaip nauja čia. Čia kas pasikeis, tokius irgi nusismėliuoti, nusidažyti, kas čia matysis, tokius naujus galima traukės nupirkti. Kad viskas būtų šviežia, nauja ir gražu. Bet gali tekti ir naujo ieškoti. Ne naujo, bet dėvėto geros būklės, kurį galim bus daryti. Kol nenuėjame, sunku vertinti. Ką dar įdomus pamačiau? Kokio didumo yra turbina. Va tokia. Labai juokinga. Tokios mažytės dar nesu matęs. Gal ją panaudosim Suzuki variklį. Bet reikia ardyti toliau. Reikia keltis mašiną turbūt. Gal dar nuimti posparnius. Apardyti čia. Ką galiu prieiti, kol kas nelabai suprantu, kaip tas variklis išsiema, iš kur čia ką atsukinėti. Čia visa prieiga, ką turiu iš apačios tipo, nes iš čia ką aš labai atjungsiu. Kas čia kūras galiu atsijungti. Čia reikia atsidarinėti, žiūrėti, kas čia. Žodžiu, ardau toliau. Darbai dar nesibaigė, bet ką aš nuveikiau. Atlaisvinau šiek tiek vietos čia. Išimta filtradėžė. Filtradėžė Smartuko atrodo štai taip. Šalia jos yra variklio kompiuteris. Filtras toksai, kūginis dedas kaip motociklo panašiai. Ir dar įdomus dalykas, ko nežinau apie Smartą. Tai va čia filtradėžė kaip eina, čia tas yra paėmimas. Ir va čia galvojau, kaip bako dangtelis toj pusėje, tai čia yra oro paėmimas į filtradėžę. Tai kažką panašaus mes turbūt ir motociklo variklį paėmimą darysim. Gal čia dar kažkokius gaubtukus 3D spausdinti reiktų. Galbūt kažkuo su tuo užsiema ir galėtų man parašyti su tokia pagalba. Vietoj iš tos vietos kažkokius dangtelius paėmimo. Toj pusėje paliksim gal baką. O čia nežinau kaip iš čia. Čia du paėmimai tokie oro. Kol kas nežinau kaip darysim. Sugalvosim kažką. Nuo jų reikia nuvesti paėmimą, kad imtų šaltą orą iš lauko. Kas dar? Galas išardytas, duslintuvas nuimtas. Laidus jau atjunginėjau. Stabdžius reikia atsijungti, nes jie kartu su galiniu tiltu kris ant žemės. Stabdžių vamzdelė liks ant tilto, o guminės žarnelės atsisuksiu ir liks palaidę. Tai vat stabdžius skystis bėgs, reikia pasiruošti. Žodžiu, reikia sukti toliau po truputį. Aš ir nagrinėjau ir suku, todėl dabar turbūt reikia ratus nusimti, amortizatorius atsileisti. Žodžiu, po truputį sukinėjau toliau, nelabai galbūt įdomu,
Bet man pačiam įdomu, kad suprast, kaip vėliau atgal viską surinkti ir kaip padaryti. Dar žiūriu, kad ir kėbulą reiks patvarkyti, va tokius vadelikėlius. Jis norėjo čia laužti, gal ir nelaužti. Nu, bet čia tokie smulkmenos. Nėra jisai kiauras, kelios vietos tokios smulkios patvarkysim. Kol kas mano darbus nutraukė, turiu išvykti, bet kažkiek pradžia padaryti. Čia paardyta, čia paardyta. Čia jau atrodo taip. Nieko nelabai matosi, kad kažką nuveikiau, ne? Bet manau, aš dar toj sugrįšiu ir dar pardysiu. Gal šiandien reikėtų ištraukti tą tiltą lauk, kad variklis su galiniais ratais išriedėtų va čia. Grįžau po pertraukėlės, atsukau stabdžių vamsdelį, jis į galą eina vienas. Štai taip atrodo. Kas liko antifrizo, neišleidau šiaip, bet galvoju, gal variklį paleidęs tada išleisiu, nes antifrizo vamzdžiai eina kažkur ten ir jie du vamzdžiai eina į priekį, nes radiatorius yra priekiai. Tai tuos vamzdelius atjungsiu, manau, paleidęs variklį, ten toliau nenorėjau numinėti. Ir ką dar sumašiau, atsukau šitas galinis balkis, kuris laiko ir variklį, ir važiuoklę. Laikosi, kaip matau, ant 4 varžtų, tai vat vieną jį išsukau. Tolimiausia, dar vieną tolimiausia atsuksiu. Ir du štai čia yra, vat šitie vat varžtukai. Tai visus atsileidau jau. Galvoju, dankratą pakišiu, kur sunkesnė vieta. Nu, turbūt tas priekis turėtų prakrist. Tai dankratą ten pakišiu ir po biškį bandysiu nuleidinėti kažkaip. Nežinau, kaip čia kris ant rato ar kaip. Pastatau kamerą ir bandau atsukinėti turbūt. Truputį nepatogu gal vienam, bet šiandien neradau pagalbos, nelabai gal ir ieškojau. Penktadienis, bet išsikėliau tokį tikslą, kad šiandien turi išsileisti variklis su važiuoklė. Tai reikia kažką taip ir užbaigti ir važiuoti ir sėtis. O vėliau reikės viską ardyti, detaliai parodysiu, kaip kas atrodo. Tai šiandien planas nuleisti ant žemės. Bandom. Gal davai filmuojam ne timelapsų, todėl kad atsukinėjau paskutinius varžtelius ir labai čia viskas juda. Tikėtina, kad kažkas gali kristi. Gal